Danas turi ką pasakyti. Žinot visi, kad plaukimas mes esam tikrai bendra šeima ir tikrai žinom, kaip Andrius Šidlauskas stengiasi. Kiekvieną dieną beveik gerina Lietuvos rekordus. Aš tikrai žinau, kaip jis norėjo šitos pirmos vietos ir jam čiut pritrūko. Tai sakau, kalėdų progą aš jam noriu padovanoti pirmą vietą ir 1000 eurų prizą. Danas Rapšys. Keičiamės. Štai tokie pareiškimai iš Dano Rapšio, štai tokios kalėdinės dovanos. Na, Danas Rapšys 8 reitingo taškais tik tai aplenkė Andrių Šidlauską. Ir tai yra palyginus visiška kruopelytė kruopelė. Visiška kruopelytė. Ir dovanoja tą 1000 eurų piniginį prizą Andriui Šidlauskui. Danas Rapšys sakė, kiekvieną dieną Lietuvos rekordus gerina Andrius Šidlauskas. Iš esmės taip, sutinkam. Ir Andrius Šidlauskas Dano Rapšio paliepimu stojasi ant nugalėtojo pakilos. Ir tampa geriausiu čempionato plaukiku. Ir kas gali dabar su to pasiginčyti? Andrius Šidlauskas turi ką pasakyti. Tai visų pirma, norėčiau padėkoti Danui už tokį kilnų ir dosnų atsidavimą. Tiesiog noriu padėkoti Danui, kad mes jau daugybę metų, gal 10 plaukiam kartu, šalia vienas kito, tai kai jis man kaip brolis galėčiau pasakyti, tai ačiū jam, ačiū visai plaukimo bendruomeniai, ačiū žiūrovams, kad buvo ir visus palaikymus, tai ir visiems norėčiau palinkėti gražių kalėdų ir naujųjų metų. Ačiū jums. Štai tokios kalbos iš Lietuvos plaukimo rinktinės lyderių.